Labas vakaras visiems. Na ką, mes vėl live transliacijoje su Šarūnu ir šiandien dar turime įdomią temą pagvildent. Tai labas vakaras, Šarūnai. Labas vakaras, Mindaugai, labas vakaras, mėly žiūrovai. Na ką, ir su Šarūnu tiesiog toliau tęsėme mes santykių temą, gvildenome santykių temą ir šiandien, tokia įdomi, galbūt netgi ir šiek tiek mistinę temą panagrinėsime, tai yra kaip ir kodėl mes pritraukėme vis tokius pačius partnerius poroje. Dažnai vėlgi esu pastebėjęs, kad kokius mes partnerius traukiame į porą savo, galutiniam rezultate paskui žiūrim, kad tokius žmonės traukiame į santykius su draugais, tokius santykius arba tokius žmonės aplink save traukiame ir kolegas darbuose. Labai dažnai būna taip, kaip aš sakau, kai mūsų giliai viduje yra viena problema, jie atsispindi visais kampais, nuo santykių poroje, ten aštriausiai viskas pasimato, o visose kitose srityse, su kolegom, su draugais ir taip toliau, nori ar nenori, vis tiek ta problema atsispindės. Tai šiandien mes giliai apie tai, kokios yra mūsų priežastys, ne kokios yra kitų žmonių problemos, kuriuos mes pritraukiame, bet kokios yra mūsų priežastys, kurių mes nematom, kurios ir nulėmė, ką mes pritraukiam į savo gyvenimą. Kokia tavo patirtis, Šarūnai, to klausimu? Daug konsultacijų šito tema. Tai pirmas niuansas yra tas, pagal Jurgį ir kepurę. Ir mes nepritraukiam jokių magiškų variantų, apie kuriuos svajojam, ko mes esame verti, tą mes ir pasiemam į gyvenimą. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas yra toksai, kad kai mes pritraukinėjam kažką tai ir mes pasirenkam žmonės, ypatingai mylimąją arba mylimąją, tuo metu mes fantazuojam. Ir mes projektuojam į tą žmogų savo fantazijas ir lūkesčius. Pasirenkam porą savybėlių, kurios patinka ir ten nupaišom apie žmogų labai gražių dalykų. Po šitų gražių dalykų įvyksta nusivylimas partnerių. Ir viena iš skaudamų dalykų yra nusivylimas po metų, po dviejų, kai nukrenta rožiniai akiniai, kad mes nusiviliam, nes mes nenorėjom, mes nepasirinkom matyti realaus žmogaus. Nes matosi per aplinkui, kaip jisai elgiasi su padavėjais, kaip jis elgiasi su bomžu, kaip jis elgiasi su savo broliu arba seserim, kaip jis elgiasi su savo tėvais, viskas matosi, bet tik tai mes pradžiai nenorim matyti, mes taip kabinamės į fantaziją, kad mes galų gale susiradom normalų. O tas normalus pasirodo ne visada būna ir labai normalus. Tai čia yra pirmas toksai dalykas - iliuzija ir lūkesčiai, kur mes einam visiškai nenorėdami matyti. Ir va tokia pirma pamoka, mano manimu, tai užsinorėt pamatyti, ne bijot ir gazdintis, kad vėl sutiksiu kokį narcizą arba psichopatą arba ten dar ką nors. Gazdinimas irgi yra terapija, kaip to nepadaryti, bet mes vėliau kalbėsim apie priemonės, kaip nesusitikti labai bjaurių toksinių žmonių. Bet pradžiai, toks momentas. Pratesk. Taip, aš dar truputėlį irgi tada pagilinsiu šitą temą. Vėlgi, taip, mes dažnai, kai žiūrime į žmonės, mes labai dažnai, kai susitinkam, kaip aš sakau, įsimylim arba susižavim mūsų jaučiamų potencialų kito žmogaus. Nes iš tikrųjų esu pastebėjęs, kad mes vienas kito potencialą jaučiam ir ypač kuo mes esame artimesni arba kuo yra tas stipresnis emocinis ryšys užsimezgęs tarp žmonių, tuo mes labiau tą potencialą ir jaučiam. Ir tada kas nutinka? Natūralu, kai mes susipažįstam su žmogum, būna visada ta rožinių akinių fazė. Rožinių akinių fazė nėra šiaip iliuzija ir nėra jinai apie kažkokias nesąmonės arba kažkokius išsigalvojimus. Esmė yra kame, kad mes tuo momentu mes galvojame, kad jaučiame to žmogaus potencialą ir mūsų galvose, mūsų svajonėse, tiesiog tas potencialas jisai konvertuojasi į vaizdą, į gyvenimo iliuziją. Ir tada kas atsitinka? Ir taip, mes tą potencialą, tai mes visi jį turim, visi jaučiam, bet turbūt ir patys esate pastebėję, kad retas, kuris žmogus gyvenime pilnai realizuoja savo potencialą. Ir tada prasideda įdomioji dalis. Susikūrėme iliuziją su potencialais, rožiniai akinukai,
Paskui pradėjome gyventi ir paskui žiūrime, kad o niekas nenori to potencialo įgyvendinti, nes labai dažnai žmonės santykiuose mėgsta, taip, susikūrėm rožinę iliuziją pagal potencialus, bet tada atsiranda tas, kad o dabar kas turi įgyvendinti, tai va čia tu turi įgyvendinti. Ne aš, bet čia tu. Ir labai dažnai būna taip, kai žmonės nenori siekti, nenori patys veiksmų daryti, patys nenori keistis, bet to gyvenimo pagal rožinius sakinius nori. Na ir tada prasideda, tu tą padarei, tu to nepadarei, tu man tą davei, tu man to nedavei, aš ten stengiuosi, tu nesistengi. Ir galutiniam rezultate pradeda žmonės, kaip sakau, draskytis, ardytis, kuris čia dabar daugiau pastangų įdeda dėl tos rožinės svajonės. Ir galiausiai gaunas taip, kad tiesiog mes tada pradedam vieni kitus bausti. Nes gaunas, va, tu nepadarei, tada aš nedarysiu, tu nedarai, aš irgi nedarysiu. Na ir tada galutiniam rezultate galiausiai tie santykiai arba jeigu bus labai didelis priraišumas, tai viso gyvenimo kančiai ir viso gyvenimo rėtynės, pikčiai ir taip toliau. Arba, na, jeigu tie santykiai nėra emociškai tvirtai susijungia, nėra to labai stipraus prisirišimo, nu, tiesiog ieškosit kito partnerio. Ir kai mes pagal potencialą susirandam, mes paprastai susirandam papildantį partnerį pagal gražiasias savybės. Tik problema yra tame, kad daugelis mūsų paskui nueina kariauti ant tų pačių savybių, tik tai neigiamos pusės. Nes pradžiai, kaip gražu atrodo, pavyzdžiui, vyras atkaklus arba moteris švelni. Paskui išaiškėja, kad jis yra ožys, o jinai višta. Ir mes nueinam nuo to dėkingumo, nuo žavesio, tai kas yra, mes nueinam prie darbo, o va tas mušimasis ties potencialais yra abjuzas. Kas tai yra abjuzas? Tai yra tu netoks. Viena iš paslėptų abjuzo formų ir labai labai bjauri, kai mes vibruojam vienas kitam poroj, kad tu netoks. Tu per mažai myli, vat, kur Mindaugas sakė, tu neda toks, neda vyras, neda moteris, neda švelni, neda vyriškas, neda veiklus, neda pinigingas, žodžiu, kas tik tai neda. Nes, vat, kur mes kalbam atskirai, vat, su Mindaugu skirtingais žodžiais, tai yra vat, apie tą potencialą. Dar vienas dalykas yra demo fazės. Dar viena bjauri tiesa yra, kad mes ateinam kiekvienas su demo pradžiai. Ir mes matom demo, kur mes pasirodom iš gražiausios pusės ir mes dar sudedam vienas kitam pažadus, kurie dar labiau sustiprina lūkesčius. Bet kai tik tai mes įeinam į porą, jau pasimylėjom, jau kartu, jau Facebooko statusais apsikeitėm. Jau galima atsipalaiduoti, galima pradėti būti savim. Nu ir laba diena, tie savim yra gerai. Problema tame, kad pažadai buvo ir demo fazėje, dar pažadas per veiksmus, per elgesį, buvo per didelis. Ir tada gaunasi tai, kas gaunasi. Tai va, gerai, tai Mindaugai, arba tęsk, arba aš turiu temą. Jo, aš irgi truputėlį dar pratęsiu, dar ir pagilinsiu viską. Ir vėlgi, man irgi dirbant su žmonėmis konsultacijų metu labai išaiškėja tokios labai įdomios tendencijos. Nuo kokių mūsų savybių priklauso, kokius žmonės mes trauksime į savo gyvenimą. Nes labai daug žmonių turi svajonės tokias. Va, pavyzdžiui, jeigu neturi poros, arba gal ir turi porą, bet svajoja apie geresnį, visada galvoja, nu va, jeigu, va, aš turiu norą, ten va, visokius svajonių koliažus daro, ten svajonių lentas, dar medituoja, vizualizuoja, va, kokio žmogaus norėčiau. Ir tada dar pasigauna tokius dalykus, kad va, čia minties galia veikia, aš čia vizualizuosiu, aš gausiu. Žiūrėkit, viskas ne taip paprasta. Ir esu pastebėjęs tokį įdomų dalyką. Pavyzdžiui, jeigu moteris iš prigimties turi lyderės potencialą, lyderystės potencialą, turi lyderystę. Ir pavyzdžiui, jeigu tokia moteris turi svajonę, lūkesti, kad jos vyras būtų stipresnis už ją. O tada jau mes turime įdomią vietą, kad moteris bus pasaulio čempionė santykių neturėjime, garantuotai. Ir kiek aš tokių moterų turiu, atrodo, išvaizdžios moteris, fainos, atrodo,
ir statusas, ir pinigų turi, ir visko, ir sako, kiekvienas vyras griebtų. Ir sako, iš viso to santykio aš nesukuriu. Ir paskui, kai aš pradedu pasakoti, nu tai va, dabar sako, kodėl aš esu pasaulio čempionė, santykių neturėjau. Ne? Dėl to, kad atsiminkite, lūkestis negali būti priešingas jūsų potencialui. Ir dar kartelį, bet vėlgi mes irgi turim suprasti žodžių prasme. Vienas dalykas yra laukti, kad vyras būtų stipresnis. Kitas dalykas yra turėti stiprų vyrą. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir aš visada sakau, stipri moteris, kur yra lyderė, jinai negali laukti, negali būti lūkesčio. Nes jeigu bus lūkestis, tu tada trauksi pašlemėkus, silpnus, kažkokius ten prasilošusius kartais prasigėrusius arba dar kažkokius, gal kartais narkomanus bankrutuojančius arba dar visokius kitokius, ir paskui sakysite, kad nėra normalių vyrų. Negalima laukti. Ne? Ir tada kas atsitinka? Nes jeigu mes, atsiminkite, turime lūkestį savo stipriausių prigimtinių potencialų srityje. Aš lyderė turiu lūkestį, kad vyras būtų labai stiprus ir lyderis. Tai yra lūkestis į išorę ten, kur mano stipriausias potencialas. Kas tada atsitinka? Lūkestis tada realizuojasi mūsų gyvenime atvirkščiai. Tada arba visai neturės vyrą, arba bus visi silpni. Tai čia toks irgi įdomus kampas ir dėl to moterim dažnai tai nepatinka. Sakau, bet kaip čia taip galima, taigi čia visuomenės normas stiprus. Žiūrėkit, moterim, kurios yra su specialisto potencialu, su mokytojo potencialu, galbūt kūrybingos moteris ir taip toliau, ten jau galima turėti lūkestį, kad vyras būtų stipresnis. Bet moteris, kuris turi prigimtinį potencialą lyderystėje, materialumą ir taip toliau, negalima. Nes kitu atveju, tiesiog turėsite atvirkščią rezultatą ir paskui sakysit, kas čia per nesąmonį gyvenimą, kodėl aš traukiu tokius žmonės visai kitokius, visai priešingus, negu galėčiau ir norėčiau. Perūnas, matau, šypsosi, tai irgi turi ką pasakyti. Oi, Mindaugai antrinu. Tai dabar mes paprastai pritraukiam papildymą savo. Ir savo gražiom, ir savo įdom. Tai yra gražiom savybėm ir įdingom savybėm. Ir reikia žmogus, pritraukia noriu žmogų. Ne, labai ištikimas žmogus pritraukia neištikimą dažnai. Toliau globotojas pritraukia globojamąjį. Toliau temperamentas priešingą temperamentą pritraukia. Toliau vyriškas, toksai, pavyzdžiui, moteris vyriško energijoje. Tai nėra blogai. Kas įdomiausia, aš esu matęs moterų vyriško energijoje, vyras moteriško energijoje, jeigu jie vienas kitą myli ir gerbia tame. Pora veikia, nėra toksikos, nes nėra lūkesčio, yra meilė, yra priėmimas vienas kito, kokie jie yra. Toliau, mažiau energijos, daugiau energijos, budelis su auka, vienas, kur Mindaugas minė, vienas, pavyzdžiui, yra jėgoj, kitas ne jėgoj. Ir mes paprastai, jeigu jau nenorim, seriškai pritraukiam, ką Mindaugas ir aš pasakoju, pažiūrėkite save. Nes jūs turėsite žaisti žaidimą kitą, netgi su tuo partneriu, kuris jums nepatinka. Ir kai kada sukurti erdvę galima. Ir aš iš karto su vienu pavyzdžiu. Prieš porą dienų, prieš savaitę, mes kalbėjom su moterim, kurios vyras toks išsidraskęs, neprisiima atsakomybės, jinai tokia stabili, rami, o jisai toksai visas bijantis. Tai ką mes su ja sudarėm planą? Dabar sakau, ir jai labai patiko, jinai pasakė, man įdomu, aš pabandysiu. Pradėjo eiti su bijojimu, pasakoti savo baimės ir leido savo išjautinėti baimę, nes pas ją buvo dar savi klausimai, nes neišjaustos emocijos, o jinai tokia tvirta, rami, stabili, dėl to, kad jinai kompensuoja savo vidinį nerimą. Ir dabar tu atnešk tą nerimą ir pradžioj nesistebėk, kad jūs kartu su vyru panikuosit. Bet vyras gali perimti lyderystę, nes jeigu vienas yra baimiai, kitas paprastai perima jėgos estafetę. Ne visada taip atsitinka. Bet paprastai, ir mes dar žiūrėsim, kas čia darysis, nes ten grinai yra kūryba toj poroj iš moters pusės. Nes vyras pasakė, aš esu fainas,
aš nenoriu dirbti nei poros terapijoje, nei individualiai. Su manim viskas gerai. Ok, gerai, davai, dirbam grinai su moterim. Ir moteris dabar bandysis, kas gausis. Neaišku, bet kadangi moteris eina iš kūrybinės perspektyvos, tai gali būti, kad kūrėjo tas potencialas gali suveikti. Mindaugai? Gerai, pratęsim tada truputėlį. Dar tokį irgi įdomų pastebėjimų turiu. Pavyzdžiui, dažnai pas mane atkeliavusios moterys, jos skundžiasi, kad jos turi vyrą, kuris yra tironas, kuris yra narcizas. Ir sako, nu ką man dabar čia daryti? Kaip man išeiti? Dažnai tokios moteris irgi dėl manipuliavimų ir taip toliau tiesiog, iš tų santykių išeiti jo net negali. Ir aš visada moteriai ir sakau, pirmiausia, atsisuk į save ir pasižiūrėk, kur yra problema. Ir pavyzdys yra labai paprastas. Viską galim tiesiog truputėlį atvirkštinė tvarka, biškį paanalizuoti. Žiūrėkite, vyras, kuris yra tironas ir kuris yra narcizas. Jo pagrindinis tikslas yra, kad juo pasirūpintų arba kad kiti žmonės apšokinėtų jį ir darytų taip, kaip jis nori. Ne? Noras labai paprastas, kad viskas būtų taip, kaip jis nori ir kad jam dar daryti nieko nereikėtų. Ne? Va. Ir tada žiūrėkit, moteris, va kaip ir Šarūnas, turėtų būti priešingybė. O žmogus, kuris nori, kad jie apšokinėtų, moteris tada kokia turi būti? Moteris turi būti globėjiška. Globėjiška, orientuota į kitus. Tokia nuo pat vaikystės auklėta, kad tu turi padaryti taip, kad visi būtų laimingi, visiems patikti, visus apšokinėti, įtikti. Tik tai tokiu atveju būsi gera žmona. Ir nuo pat vaikystės buvo kalama, ne, ten tos etiketės geros žmonos, va turi tą, aną, 3, 10 padaryti, tada būsi gera žmona. Va, ir tada turime labai didelę bėdą. Moteris globėjiška. Dar labai dažnai būna tokia įdomi situacija. Pavyzdžiui, aš visada sakau, galioja tokia gyvenime taisyklė, kad žmogus kitiems žmonėms yra linkęs duoti tai, ko jis pats labai trokšta arba ko pats negavo. Ne? Tai kažkur, pavyzdžiui, vaikystėje iš mamos meilės negavau, ten iš kažko tai meilės negavau, dėmesio, globos ir taip toliau, ne? Nors labai norėjau. Ir tada mane mokė, bet jeigu tu būsi gera, jeigu tu būsi rūpestinga, jeigu tu ten namus sutvarkysi, jeigu tą mes tave mylėsim ir taip toliau, ne, tai moteris ir įpranta. Tai reiškia, aš esu globėjiška, aš esu rūpestinga, aš darau visus laimingus, tada kiti žmonės tarsi man duoda grįžtamą į ryšį. Ir tada susiformuoja toks absurdiškas įprotis. Ir tada žiūrėkit, kas nutinka. Tokia mergaitė suauga ir pradeda keliauti į savo santykių kūrybą. Ir tada jinai galvoja, kad jeigu aš būsiu gera, rūpestinga, pasirūpinsiu vyrų, vaikais arba dar kažkuo, tai manim pasirūpins atgal. Problema kur? Jeigu jūs esate hiperbolizuota, koncentruota į globėjiškumą, natūraliai jūs jau būsite į santykius pritraukus. Dar jūs to net nematot, nes pradžioje, sakykime, ypač žmonės, kurie yra narcizai, tironai, moka parodyti labai gražų socialinį veidą ir sukurti tą jums iliuziją, kad tai yra pats fantastiškiausias žmogus gyvenime, bet paskui tik tai atėjote į prisirišimo fazę, toks žmogus, ir tada iš jūsų pradeda reikalauti visko. Ir tada jau žiūrėkim, turim reikalų. Va, pavyzdžiui, irgi tokia labai įdomi situacija. Teko dirbti irgi čia prieš porą savaičių su jauna mergina. Jinai jau gyvenanti su vaikinu, tai reiškia jau santykiai tokie, kad jau bendra buitis. Ir jinai sako, Mindaugai sako, aš tokia pleputė, atvira, tokia biški meniška siela, tokia, faina mergička ir taip toliau. Ir sako, aš esu tokia atvira pleputė. Ir aš sako, ir plepu, kalbuosi, kas ten pas mane viduje, kaip ten ką, jinai mėgsta gilintis į save, saviugdą besidominti ir taip toliau. Ir jinai kokią nors, sako, kažkokią tai frazę arba vieną žodį pasakau ne taip. Sako, vaikinukas supyksta. Ir sako, tada taisyklė. 2 dienos iš vyruko pusės nekalbadieniai. Ir tada žiūrėkite, kas atsitinka. Mergina, kadangi labai bijanti, kad ją paliks, labai rūpestinga, išmokyta nuo pat vaikystės, kad visi turi būti laimingi, kad visi būtų patenkinti. Ir jinai sako, aš sako, per tas 2 dienas, kai mano vaikinas su manim nekalba, aš sako, tenkinu visus jo poreikius. Sako, viską padarau, sako, kad tik jis pradėtų su manim kalbėti. Ir tada vėlgi mes ateinam į ką? Į tokios aukos
moters vaidmenyje pozicija, ne, kad tiesiog aš tada bandau kažkaip užsitarnauti meilę, kad mane mylėtų. Ir tirono narcizo pozicija, kuris tada turi situaciją kokią. Žiūrėkit, mergina, kaip vaikinukas nekalba, jinai daro viską, ko jis nori. Spėkit, ką jis darys ateityje. tą patį. Ta patį. Ir kas dar įdomiau, bus dar blogiau. Aš čia ir sakau tada, žiūrėk, kai jūs apsiženysit, sakau, nekalbadieniai bus savaitė. Kai jūs susilauksit pirmo vaiko, nekalbadieniai bus mėnuo. O paskui, kai pragyvensit kokius 5 arba 10 metų, jau nebesikalbėsit ištisus metus. Kodėl? Todėl, kad vaikinukui tokį įprotį, sakau, tu pati formuoji, su savo to globiškumu, rūpestingumu, su to noru, kad tik jis būtų laimingas, kad tik ir kas baisiausia, tenkinti visus poreikius tada, kada jis pyksta. Ir čia yra pats baisiausias dalykas su tironu. Pats baisiausias dalykas. Su tironu narcizu. Jeigu tu tą darysi, tau šakės. Viskas. Tada jau viskas. Tu jam gali būti jau pašluostęs kojų pozicijoje. Va taip gyvenime vyksta. Ir dėl to šitoje vietoje, kai moteris man sako, kodėl mano vyras narcizas, kodėl aš taip pateikiu, sakau, palauk, atsisuk į save. Va, šitoje vietoje greičiausiai tu negyveni savo gyvenimu. Tu neturi savivertės, pasitikėjimo savim neturi. Greičiausiai tiesiog išmokyta gyvenime būti kabutėse tobulą moterim, bet ne savimi. Ir tada galutiniam rezultate, bet arba tu tai pati pakeisi ir tada paskui vyras pasikeis, arba jeigu vyras bus per daug arogantiškas ir per daug narcisiškas, na tiesiog galbūt tada santykis nutrūks, bet paskui tada bent jau sekančiuose santykiuose neturės efekto nuvilko ant meškos. Nes, pavyzdžiui, labai dažnas atvejis būna, pavyzdžiui, moteris išsiskiria su vyru, kuris yra narcizas. Bet aš tada sakau, žiūrėk, tu padarai veiksmą, bet tu nepakeitei savo vidaus. Ir tada paskui esu turėjęs tokių absurdiškų situacijų, kad, pavyzdžiui, moteris išsiskyrė su vyru narcizu, bet kadangi moteris būtinai turi pritraukti narcizą savo gyvenime, kad ji išmoktų savo pamokas pagaliau, kad jinai suprastų, kur yra jos klaidos. Ir tada kas atsitinka? Netgi jos gyvenime gali ir vyro nelikti, bet, pavyzdžiui, buvo situacija, kada moteris man sako, Mindaugai, sako, išsiskyriau su vyru, o dabar, sako, sūnus mano ten 12, 13, 14 metų, sako, elgėsi kaip sūnus. Tai sakau, tai yra natūralu. Ta prasme, kad tu savo elgesiu, kaip tu elgiesi, kaip numastai, tu turi šalia savęs turėti narcizą. Ar santykiuose, ar namuose, ar darbe, ar kažkur. Tu visur turi būti apsupta narcizu, nes visas gyvenimas tau stengiasi parodyti, žiūrėk, kad pas tave viduje yra klaida, kad tu ištaisyk tą klaidą savo viduje. Bet jeigu mes bėgam nuo tų narcizų, galutiniam rezultate jie mus vejasi, kaip tie zombiai visokie filmuose, ne? Ir galutiniam rezultate paskui aš galiu netgi užsidaryti namuose tarp 4 sienų ir niekur neit, ir vis tiek bus tas pats, aš vis tiek tada galvosiu apie kitus žmonės, kokie jie baisūs. Ir kalbant apie tironus, nes tai yra dažna problema, pavyzdžiui, mes kai dirbam su moterim, tai dabar koks veiksmų planas? Susitvarkom ribas, toliau susitvarkom savigarbą ugdoma per savo kūno pajautimą ir savo emocijų pajautimą, tai yra gerbti tai, ką aš jaučiu, nes paprastai moteris negerbia savo signalizacijos savo vidui. Toliau, moteris pradeda eiti link savo norų ir kai mes sustatom šitą eiliškumą, negarantuoja niekas, kad neateis narcizas ir nepatikrins. Bet paprastai, kai moteris atsistoja ant kojų, kaip pas Mindaugą į tą jėgos poziciją, pas mane, tai yra paprasčiausiai mylinti save moteris, kaip aš vadinu, jinai su ją, tas tironas, arba jisai nurimsta, arba įvyksta skyrybos. Nes kai žmonės pradeda vaikščioti į terapiją, porų terapiją, dažniausias rezultatas yra skyrybos. Jeigu labai rimta problema, nes ten neįmanoma paprastai nieko padaryti. Nes paprastai prie tironas iš karto tada pasakys jums, mielos moteris, aš kadangi, tai yra dažniau moterų problema, nors ir vyrai silpni būna ir ten savęs negerbia. Ir su vyrais lygiai taip pat susitvarkom. Jūsų reikalas yra pradėti tai daryti, ir jums sakys jūsų kankintojas, tu pasikeitei, tu tapai dalbajobė, paklausai Šarūno arba Mindaugo, kas tave iš viso padarė, nes parazitai, kurie minta gerai žmonėm, patogiai žmonėm, labai išsigąsta ir labai susinervuoja.
ir pradeda pasakyti, tu kažkokią iš viso pasidarei, va, tu pradėjai studijuoti saviugdą, ten pradėjai tvarkytis, tu nebe žmogus, tu kažkokia tai, nu kaip aš žodį labai klasikinį naudoju savo blogose, kur daliai žmonių nepatinka, tapai dalbajobė. O iš tikro tai yra, kartais mes ir nueinam nuo vieno poliaus prie kito. Taip? Tai yra, aš dabar va tarnavau ir būna, kad žmonės pereina ir aš jas prilaikau, kad nenueitų į tą agresoriaus ir spardančio duris pusę, nes ten ir nėra sprendimas. Kartais ribas pradedant laikyti reikalingas agresyvus etapas. Bet po agresyvaus jisai turi būti gražus, ramus ribų laikymas. Ten yra tam tikri etapai, kur žmogui reikia praeiti. Ir kartais be agresijos aukai. Deja, nesigauna mokytis, nes yra mokymosi žingsniai. Tai... Ja. Įdomu. Ir dabar čiagi viena tokia istorija. Mindaugai, aš dar vieną momentą, tai aš dar paantrinsiu tau, kur moteris, pavyzdžiui, negauna meilės, arba vyras negauna meilės. Jis susiranda santykius, kur toliau gali negauti meilės. Ir kai žmogus susitvarko terapiškai, grįžta į tai, kad jis nebelaukia meilės paprastai. Nes tai yra, negavo ir kaip vaikas laukia meilės iš tėvų, tada susiranda partnerį, iš kurio laukia meilės. Ir žingsnis yra susitvarkyti poziciją iš vaikiško į suaugusio žmogaus. Tai yra, aš pradedu imti meilę, sakyti, ko noriu, toliau. Ir aš pradedu susirasti žmonės, kurie duoda tą meilę. Ne tie, kurie potencialiai neduoda, kad aš galėčiau laukti. Bet aš pradedu gerbti savo pajautimą, kaip aš noriu būti mylimas arba mylima. Ir tada vėl krizė broliai, paprastai tai yra skyrybinis atvejis. Nes potencialiai tas žmogus dažnai negali. Būna gražių dalykų. Būna 30% gražių dalykų. Tai yra, susitvarko poros dinamika, bet labai dažnai tai nuveda į labai gilią krizę. Mindaugai, prašau. Taip, ir aš dar irgi vieną tokią praktinę istoriją, kurią irgi dabar teko kaip tik padėti išnarplioti. Ir čia buvo tas iš tų serijos, kad kuo puikiausiai viskas pavyko. Taigi mes pradėjom darbuotis su viena moterim ir jinai žurnalistė ir apie tai net ir straipsnius jau vieną kitą parašėm Delfyje, dar bus tų straipsnių irgi. Tai ir niuansas kame, kad jinai gyveno su vyru. Vyras iš principo, sakykime, toks tironiškas, narciziškas, bet vyras tuo pat metu ir, šiek tiek globotojas. Tai reiškia, jis iš esmės visą gyvenimą laikė žmoną prispaustą. Jis turėjo tą tokią herojaus, gelbėtojo, globėjo rolę ir gaunas taip, aš tada prispaudžiu žmoną, blokuoju jo savirealizaciją, neleidžiu jai savęs realizuoti ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada aš jaučiuosi dominuojantis ir tada vos ne, kadangi aš esu dominuojantis, žmona privalo šokinėti aplink mane. Galutiniam rezultate padirbėjom šiek tiek su moterim ir jinai pradėjo savo verslą. Išsipūtė savo verslą greitai. Mes ten per labai trumpą laiką, ten, ta prasme, labai gerą nišą pagavom ir labai greitai moteris pradėjo uždirbti tikrai daugiau negu vyras. Per labai trumpą laiką. Galutinis rezultatas, vyras tironas, jau suirzęs, jau nepatenkintas, jau kas čia vyksta, sako, ką čia Mindaugas su tavim daro, tu čia dabar savanaudė, tu čia dabar pinigus, sako, tu čia dabar visas vertybės pamini, tu čia viską, tu čia tą, tu čia na. Prasidėjo didžiulis puolimas. Galutiniam rezultate jinai atlaikė visiškai tą puolimo fazę, tiesiog neėjo ginčytis, neėjo ten pyktis su vyru ir taip toliau, tiesiog praėjo ginčų fazę. Tada sekanti fazė. Tironas narcizas iššoksta į aukos fazę. Ir tada prasideda manipuliacijos. Ir tada, tu čia uždirbi, tu čia dabar man daug pinigų, man ten reikia, paskui prasideda pokalbiai. O jeigu, sako, jeigu aš išeičiau iš darbo, kaip mes gyventume, tokie prasideda dalykai. Į tokią auką, paskui prasideda toks inkštimas, toks šiek tiek, kad o aš jau nepatenkinta savo darbe, aš ten jau nebegaliu būti, aš nebegaliu nieko padaryti, toks jau aukos pozicija kritimas. Ir tada testavimas ribų, ar tu dabar tapsi mano globėja, bet žiūrėkit, tai yra vienas ir tas pats.
Vyras, kai buvo toj dominuojančioje tironiškai pozicijoje, jis spaudžia, kad moteris viską darytų, paskui, šitą strategiją nepasteisino, jis į kitą pusę peršoko ir tada sako, aš dabar pabūsiu auka, bet tu irgi, aš tave vis tiek priversiu tenkinti mano norus. Tai yra toks, kaip sakau, atvirkštinis tironas, esantis aukos pozicijai. Ir galutiniam rezultate, kai mes atėjome į tą situaciją, kai tiesiog matom, kad vyras žaidžia, sekantis etapas buvo labai rimtas pokalbis. Ir paskui, bet tas pokalbis buvo labai konstruktyvus, nes tiesiog moters visas emocijas sutvarkė viską, kad jinai galėtų iš tokios užtikrintos pozicijos tai pasakyti ir nesako, žiūrėk vyras, aš nebejaučiu tau pagarbos kaip vyrui, nes žiūrėk, tu elgiesi kaip 2 metų vaikas, Ir ir šitoj vietoj, žiūrėk, aš jaučiu, kad, sakykim, kad jeigu bus taip toliau, mūsų keliai skirsis. Ir tiesiog ją parašiau taip, kad jinai sudėliotų viską taip, kad vyras pradėtų bijoti, kad jis tikrai moterį gali prarasti. Tiesiog tą jausmą sukūrėm tokį praradimo jausmą, kad tu gali prarasti. Ir galutiniam rezultatė, nuo to momento, vyras kaip šilkinį. Ir ir pats kai eina, ir pats ten daro, kažką keičia, ko buvo nepadaręs iki tol, eina daro ir išėjo į tokią, kaip aš vadinu, tokią pozityvę kopriklausomybės fazę. Tokia tarsi, kad aš dabar būsiu geras, kad mes būtumėm kartu. Nes problema yra dažniausiai kokia. Žmogus, kuris yra narcizas tironas, jis paprastai pats niekada nepalieka. Jis yra paliekamas dažniausiai. Tai dėl to, jeigu jis pradeda jausti palikimą, tada 3 fazės. Pyktis, manipuliacija per auką, ir paskui 3 fazė, ko priklausomybė, vėl tas socialinis veidas toks uždėtas, netoks, ir aš dabar būsiu toks, kaip tu nori. O kitas variantas prie dominuojančio vyro, daliai moterų tinka būti sekanti dominuojantį vyrą. Problema yra tame, kad moteris mokoma mūsų reikšti norus ir brėžti ribas, netaktų. Ir jeigu toksai dominuojantis vyras atsižvelgia į moters norus ir atsižvelgia į moters ribas, kodėlgi nepalikti tos taktikos arba, vice versa, tai yra atvirkščiai. Ir aš turiu klientę, kur vyras buvo normalus, kažkas atsitiko ir jinai atėjo pas mane, sako, Šarūnai, subjūro santykiai, vyras pradėjo maivytis, bjauriai pradėjo elgtis. Ir mes atradom, kad jinai pradėjo jam priešintis. Jinai pradėjo pabiškį nuiminėti pasipriešinimą, susitvarkė poziciją, nes jisai pradėjo ją gazdinti, kad jisai išeis. Jinai, kol buvo išsigandusi, tas bjaurus elgesys dar labiau pradėjo stiprėti. Kai tik tai jinai pradėjo vibruoti poziciją, išsiskirsim. Vyro elgesys grįžo į normalų, jau priimtiną jai variantą. Jau vien tas padėjo, tai yra, kai tik tai nebevibruojam ko priklausomybė prarasti partnerio, tai yra, turi auklėjimo poveikį, bet tas baimė prarasti, sukurti baimę prarasti, nepaisant to, kad tai yra krūtai, bet tai yra, turi būti tik tai kaip etapas, nes kitu atveju tai gali išdraskyti paskui išdarkyti santykį iš vyro pusės, nes tas šilkiniškumas, ten reikia žiūrėti istoriją, po pusės metų gali vyras vėl grįžti prie senų bairių, tai yra išsigandau, demonstruoju dabar elgesį ir reikia stebėti, ar elgesys tapo permanenčiu, tai yra, gražus elgesys, mylintis, toks, kokio man reikia, ar ne, nes paprastai tironai, infantilai, narcizai, jie ten padaro porą mėnesių, tampa šilkiniai ir paskui pamažu grįžta prie senų metodų. Ir tada reikalingas budrumas. Ne toksai baimingumas, bet budrumas su susitaikymu, kad nesigaus, tai nesigaus. Ir kol žmogus nesusitaiko ir netampa laisvu nuo santykių, jis neturi tos jėgos padaryti. Nes Mindaugas neturi galimybės visko paminėti. Jis greičiausiai tai moteriai dar davė susitaikyti, kad, blogiausiu atveju baigsi santykiai ir pradirbo baimę, kad nieko baisaus neatsitiks, jeigu aš prarasiu šitą vyrą. O su narcizais, infantilais ir tironais, turėkite omeny, kad tai yra skanu. Tai yra, kartais su jais verta gyventi, todėl kad su jais yra linksma. Tik tai kartais būna per daug linksma. Čia bėda ir tada mes jau įsijungiam. Ir kai kuriais atvejais galima susitvarkyti. Ir įmanoma, o kai kuriais atvejais dėja
arba jisai, bet vat, Mindaugas labai teisingai sako, grasina išeiti. Deja, paprastai reikia išeiti, jeigu jau nesigauna suįtakoti iš kūrėjo potencialo poros dinamikos. Ja, tai teisingai tu, Šarūnai, pastebėjai, kad tiesiog, kad prieš tai, kol jį galėjo ateiti į tą tašką, kad sukurtų vyrui tą tironui praradimo jausmą, taip aš prieš tai ją įgalinau. Susidėliojom visą planą, kas jeigu, ką jinai gali daryti, kaip jinai gali pastatyti savo gyvenimą ant kojų, kad tiesiog, kad jinai būtų visiškai nepriklausoma. Ir aš iš tikrųjų, vat ir tą ją ir sakiau, žiūrėk, jeigu tu nori gero santykio su žmogum, kuris yra narcizo tipo, tu turi pastatyti savo gyvenimą kaip nepriklausomą nuo jo. Kitaip sakant, tu turi turėti tą tokį B variantą, tai reiškia ir finansinė nepriklausomybė, ir emocinė nepriklausomybė ir taip toliau. Tu tai turi turėti, nes kitu atveju, jeigu tu tik tai neduok Dieve ateisi tą tašką, kad tu esi priklausomas nuo... man kažkodėl kamera įsijungia, Šarūnai, bet garsas tikiuosi yra. Garsas yra, viskas gerai, kažkas atsitiko. Jo, tai iš to vietoj, Šarūnai, tu pratęs truputėlį už tuoj. Gerai. Tai va, tai dabar, Mindaugai, tęsk, jeigu nenusimušiai, jeigu flow dar. Jo, nenusimušiai. Tai dėl to labai svarbi vieta, ypač va moterims arba vyrams, kurie gyvenate su narcizais tironais, pirmas dalykas, jūs turit pradėti nuo savęs. Kitaip sakant, kurti savo gyvenimo pagrindą. Sau, kad jūs, sakykime, turėtumėte, jeigu ką, jūs turit visą savo mentalitetą suformuoti taip, kad jeigu ką, aš išgyvensiu ir ne tik galbūt išgyvensiu, ir visai neblogai išgyvensiu ir pats ir pati. Ir mes turim koncentruotis, ką aš galiu daryti, kaip aš galiu save atskleisti, kaip aš galiu save realizuoti, kaip atskleisti savo talentus, kaip skleistis gyvenime. Nes atsiminkit paprastą dalyką, kuo jūs turėsite didesnę priklausomybę nuo tirono narcizų, finansai, kažkoks tai saugumas, dar kažkoks ryšys, bendrumas, dar kuo daugiau turėsite priklausomybių, tuo jums bus blogiau. Dėl to, kad tada jūs tuo labiau spaus ir jūs tuo labiau kentėsite. Na tai va, ties ta vieta gal ir truputėlį pabaigsim jau narcizų temą. Ar tu dar turi kažką, Šarūnai? Ne, šitą temą norėčiau pratęsti vieną dar momentą, pasakyti mistinį. Kartais būna mistika, nes mes grįžkim prie temos, kodėl pritraukiam ir ką daryti. Ir kartais būna mistinis auklėjimas, kuris šiaip naudos jokios neduoda. Kartais mes atrandam tokį dalyką, kad tai yra paprasčiausiai karma. Žmogus per giminės liniją, pavyzdžiui, gauna, kad turėjo neištikimi žmonės. Ir gavo neištikimybę kaip auklėjimą, kad tai pamilt, ir kad pamatyt, ant kiek tai daryti negerai. Bet žiūrėkit, kai mes kalbam apie kitų paralelinių gyvenimų perspektyvą, mes jų nematom dar, daugelis jų nematom. Ir kas, kad jūs žinot, kad jūs auklėjate taip. Todėl dažniausiai mes pasižiūrim, įdomu, nes kartais tvarkyti, pritraukiamą žmogų, tame yra panieka, mes, pavyzdžiui, smerkiam, suvelninam neištikimybę. Ir mes ją gausim kaip pamoką, kol mes sakome, kad tai yra blogis, jis turi būti sunaikintas. Nes, pavyzdžiui, imkim Dievą, kaip kiekvienas įsivaizduojat. Jis sako, kad jis yra visą mylintis. Tai jūs reiškia esate aukščiau už Dievą, jeigu sakote, kad neištikimybės neturi būti. Ir kai yra neištikimybė į vyrus arba į moteris, yra neapykanta. Neišjaustos jausmas, teisimas, arogancija. Ateina partneriai, kurie mus auklėja ir mums baksnoja, kol mes nesusitaikysim. Aišku, dažniausiai mes tų pamokų nesimokom, bet viena iš pamokų yra ne tik tai įgalinimas, bet yra ir susitaikymo pamoka. Tai yra leisti tam būti. Kai mes atsipalaiduojam, kai mums tampa okei, kai mes pasakom, mes kaip paprastai pasižadam, mano gyvenime nebebus daugiau neištikimybės. Aš to niekada nepatirsiu. Patirsit. Jeigu taip pasakėt, prisižadėjot savo, tada gausit. Todėl vienas iš pamokų aspektų yra nebandyti išvengti. Reikia susitaikyti su visom blogybėm, nemaloniom, su to, kad jos yra gyvenime. Ir jums teks, jeigu jau įvyko,
pasiruošti, kaip jūs tai praeisit. Nes neigti, kad tai neįvyks, tai yra ne variantas. Gerai, Mindaugai. Taip, ir ta proga irgi tiesiog labai konkreti situacija. Atkeliavo pas mane vyrukas. Ir jis sako, Mindaugai, sako, nežinau, ką daryti. Sako, esu iki ausų įsimylėjęs merginą. Bet sako, kaip ir sako, viskas su ta mergina yra viskas gerai, bet sako, mes nueinam į kokį barą, tik tai sako, ta mergina išgeria truputėlį, kažko tai, ne, alkoholį išgeria ir sako, pradeda kabinėtis kitiem vyram ant kaklo. Akivaizdžiai. Kai nebeišgerus, sako, viskas gerai. Ir sako, ir mane taip skaudino, sako, ir aš nežinau, ką daryti. O aš tada jam ir sakau paprastą dalyką. Ir dabar, vėlgi, nepabijosiu būti šokiruojantis ir nepabijosiu būti nepopuliarus. Iš principo, ištikimybės ar neištikimybės tas konceptas, tai yra skirtas silpniems žmonėms. Jūs įsivaizduokit paprastą dalyką, net reiškia, žmonės, kurie yra kaip asmenybė silpni, jie susitinka ir jie tada galutiniam rezultate turi ką? Turi tam tikrą santykį. Bet natūralu, pasižiūrėkite, kas vyksta gamtoje. Gamtoje vyksta principas, poravimasis vyksta principu. Stipriausias gyvūnas pritraukia stipriausią tam, kad gimtų stipriausių palikuonis. Mūsų gyvenime dėja lygiai tas pats. Teoriškai turėtų būti. Žiūrėkite dabar, kas atsitinka. Susitinka du žmonės, silpnesnis, stipresnis, abudu galbūt silpni. Ir žiūrėkite, pradeda veikti ištikimybės konceptas, ne, kad mes susitikom, viskas, tu dabar turi būti tik su manim. Ir viskas. Ir tada žiūrėkit, kas atsitinka. Labai dažnai mes po ištikimybę tą paslėpiame ką? Paslėpiame savo silpnumą ir savo nenorą tobulėti. Ir paskui žiūrėkit, kas atsitinka. Vienas žmogus galbūt gyvenime, pavyzdžiui, santykiai tobulėja, auga, ar dar kažką daro. Kitas galbūt jisai silpnėja. Ir aš visada sakau paprastą dalyką. Jeigu jūs santykiai esate silpnas, nepasitikintis su žema savivertė, kas tada atsitiks? Instinktyviai, čia jau ne logika, ne protas, ne dar kažkas, instinktyviai jūsų partneris bandys ieškoti stipresnio žmogaus. Instinktyviai. Ir dėl tos priežasties, va čia yra problema, aš kaip sakau, ištikimybės, neištikimybės, tai yra iš esmės kaip tas saugiklis, kad nuo silpno žmogaus nepabėgtų kažkas. Bet aš visada sakau tokį paprastą dalyką. Jeigu tu kaip žmogus esi stiprus, arba, pavyzdžiui, kai ateina žmogus pas mane, moteris arba vyras, esu turėjęs krūvą tokių situacijų, ir aš tada sakau, žiūrėk, tavo vyras arba žmona buvo neištikima, tu dabar čia psichuoji ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš tada sakau, žiūrėk, bet tavo vyras ir žmona pasirinkimą padarė gyventi su tavim. Tai reiškia, iš principo, kas atsitinka, jis kažkur ten dėl savo kažkokių įsitikinimų, pasąmoninių programų ir taip toliau, jis ieškojo geresnio, stipresnio, bet grįžta pas jūs ir sako, ne, aš gyvensiu su tavim. Tai reiškia, šitoj vietoje aš visada sakau, tada žiūrėk į tą perspektyvą ir tiesiog aš sakau žmogui, ugdyk savo savivertę, ugdyk savo pasitikėjimą taip, kad kitas žmogus jaustų tavo galę stiprybę. Ir kitas dalykas, kad tu viduje jaustumės taip, kad ir ką be padarytų vyras ir žmona, už mane geresnio arba geresnės neras. Vat jeigu tu save į tokią poziciją pasistatai, kas atsitiks? Partneris niekada nuo tavęs nebėgs. Ir čia reikia nedrausti partneriui arba partneriai bėgti, bendrauti su kažkuo kitu, turėti ten santykių, dar kažką. Tai ne kelias. Stiprink save. Tada žmogus, kuris yra šalia tavęs, instinktyviai jaus, kad tu esi tas stipriausias iš aplinkos, galutiniam rezultatui nieko neveiks. Ir mes su tuo vaikinuku, kai dirbome, mes lygiai tą patį padarėme, mes jo savivertę, mes jo pasitikėjimą pakėlėm ir jis paskui sako, mes nueinam į barą, sako, mano ta draugė, sako, man ant kaklo kabinasi. Sakau, kur yra problema, sakau, tu net ten žiūrėjai, nes mes dažniausiai būdami silpni, ką mes darome? Mes bandome kitą į rėmelį statyti, į mums patogų rėmelį, kad tas žmogus būtų patogų. Bet jis instinktyviai jaučiasi. Tu prašai, jeigu jūs esate silpnas žmogus, atsiprašau, kad apsakau, nuo jūsų bėgs, ieškos visada stipresnio. Tai dėl to šitoj vietoj nereikia, kaip aš sakau, ne iš to kampo, ir aš neteisinu neištikimybę ir taip toliau šitoj vietoj, bet aš visada sakau, to galima išvengti net apie tai negalvojant. Tiesiog. Paantrinsiu Mindaugui, tai yra, kai mes kalbam, mes žiūrim jėgos dinamiką, tai yra, kuris partneris yra kūrėjo galios sąmoniai, o kuris ne. Ir paprastai tas, kuris yra aukos, sužeisto vaiko sąmoniai, jisai
nespinduliuoja. Aš patvirtinu iš konsultacijų, mes lygiai taip pat, tik tai per savo aspektus aš dirbu, kur sugražinam žmogų jėgą, tai nereiškia, kad jūs nebūsite įskaudinti kai kada. Ir nepasibandyta, bet žmogus jėgoj vienaip reaguoja į neištikimybę. Tai yra, žmogus jėgoj praeina su skausmu, bet pakelta galva. Be to jisai duoda pasiekmes tam tikras. Ir be to jisai performuoja santykį, nes įvykus neištikimybei, santykių restartas minimum, kas įvyksta. Ir kai žmogus jėgoj, jisai tada pradeda diktuoti sąlygas. Ir netgi mano planas yra padaryti trauka poroj seminarą, bet mes dirbam su klientais individualiai, kur aš apie tą patį jėgos aspektą, ten turiu krūvas, ten kokį 20 kintamųjų. Ir kai jūs traukiat partnerį, jis nuo jūsų, ta prasme, jis nuo jūsų nepabėgs. O ką reiškia, kas yra seksualu? Seksualu yra turėti ribas, turėti savanorius, būti kurioje sąmonėje, būti jėgoj ir galioj, daryti, ką nori, daugybė aspektų, kurie yra įtakoja seksualumą. Ir kai jūs esate seksi, su jumis nori būti. Kai tik tai dingsta seksas poroj, ten, ką Mindaugas pasakoja, tai jau kažkas sėdi tikrai negalios pozicijai. Ir paprasčiausiai, kai pareiškiama, nebenoriu su tavim būti, tam, kuris pareiškia, yra signalas. Tau pas Mindaugą arba pas Šarūną, arba pas kitą vedlį, kur arba reikia tvarkytis, arba žiūrėti pačiam video ir taip toliau. Tai, jo, Šarūnai, mes turim tokį gerą komentarą. Aš tokius komentarus labai mėgstu. Ir Andrius sako, nublin ir pašneka. Sako, vienas dirba arę, pinigus neša, kitas gulasi į lovą su svetimu ir čia tipo viskas super. Nieko savo logika. Tas, kuris dirba ir viską aukoja dėl šeimos, yra silpnas, ar tikrai jums viskas ok su galva? Žiūrėkite, mums su galva tai tikrai yra viskas ok. Tik tai žiūrėkite, jūs pamirštate vieną labai svarbų dalyką. Mes kiekvienas žmogus, aš kaip sakau, mes turime du parametrus. Mes turime fizinį parametrą ir mes turime asmenybinį parametrą. Fizinė galia ir asmenybinė galia. Ir niuansas yra kame, taip, jūs kaip vyras einate, darote, galbūt arėte, arba tokių pavyzdžių turite, eina arė, vyras daro, taip, jis yra fizinėje galioje, bet niuansas yra kame, jūsų parašyme irgi yra tai, kad aš einu, viską darau dėl kitų. Tai reiškia, kas atsitinka? Jūs esate meilės, dėmesio, globos, pripažinimo medžiotojas, jūs laukite meilės, dėmesio, globos, rūpesčio iš aplinkos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs eidamas, ardamas, darydamas, jūs save pakišate po apačią. Kitaip sakant, aš gyvenu dėl kitų ir tada, jeigu paplyzinsiu kitus, jeigu padarysiu kitus laimingus, kiti žmonės mane mylės. Žiūrėkit, jūs fiziškai einate, darote, bet kaip asmenybė jūs esate silpnas. Nežiūrėkite, kas yra dominuojantis santykyje? Tas, kuris myli, ar tas, kuris laukia meilės? Kas yra dominuojantis santykyje? Tas, kuris laukia pripažinimo, ar tas, kuris duoda? Ir dėl tos priežasties greičiausiai, jūs ir sakote, fiziškai einu, darau. Ir aš tikiuosi, kad mane mylės, kad mane priims, pripažins, įvertins ir taip toliau. Aš tikiuosi, tai reiškia, aš kitą žmogų asmenybės lygmenį pastatau aukščiau už save. Galutinis rezultatas bus koks? Liūdnas. Jūs tada ir turėsite situaciją, kad moteris ieškos kito. Bet žiūrėkite dar kartelį. Nuo ko aš pradėjau šitą susitikimą? Pradėjau nuo to, kad jeigu žmogus turi lyderio potencialą, ir jūsų atveju, iš jūsų dviejų sakinukų, ką jūs parašėte, jūs, Andriau, jūs lyderis iš prigimties. Tik tai problema jūsų nuo pat vaikystės yra kokia? Kad aš turiu daug sunkiai dirbti, kad įtikti, patikti kitiems, reiškia, ir lūkestis yra, kad mane mylėtų, priimtų, pripažintų už mano darbus. Ir galutinis rezultatas, kas atsitinka? Lūkestis ten, kur yra jūsų prigimtinis potencialas, jums gyvenime duoda atvirkščią rezultatą. Reiškia, aš už savo sunkų darbą kaip lyderis laukiu, kad mane mylėtų, aš gaunu taip, kad mane atstumą išduoda su kitu žmogu. Ir šitoj vietoj, ačiū Andriau, kad tu taip atvirai parašei šitą komentarą. Iš tikrųjų, aš suprantu tavo emocijas kylančias, kad tau sukilo audra dabar, dėl to tu taip ir parašei, bet tavo žinutė tai yra fantastinė žinutė, nes tu tiesiog atsivėrei, tu parodai save. Ir iš tikrųjų, Andriau, aš tikiuosi, tu gavai atsakymą į kirbantį klausimą.
Ir tu prasme, ir jeigu tu, Andriu, įveiktum lūkestį, arba aplinkiniai, kurie susiduria su to problema, įveiktų lūkestį, būti mylimi, pripažinti už savo darbus, nebėra lūkesčio. Kas tada atsitinka? Iš silpnos pozicijos kaip asmenybė, tu atsistoji į stiprią poziciją kaip asmenybė. Kas tada atsitinka? Pas tave tada abudu parametrai, tiek asmenybinis, tiek fizinis pas tave yra lyderystės pozicijoje, galios pozicijoje. Viskas, tu tada gyvenime būsi sėkmingas ir galutiniam rezultate nei žvalgysis moteris aplinkinės į kitus tavo turimos, nei dar kažką, nebebus. Viskas, tu visai kitoj pozicijai. Va kur yra esmė. O mes dažniausiai įsivaizduojam, jeigu aš eisiu sunkiai daug garsiu, aš esu stiprus. Ne. Aš visada sakau, dažniausiai iš tikrųjų žmogus, kuris daug dirba arė, aš nesu prieš tokius žmonės, aš iš tikrųjų visada, kai dirbu su tokiais žmonėmis, aš juos atjaučiu ir aš stengiuosi padaryti, kad jie uždirbtų daugiau, darydami bent jau šiek tiek mažiau. Tai va, ir kai žmonės ir supranta, kad tiesiog, kad žmogus, kuris turi žemą savivertę ir prastą pasitikėjimą savimi, dažniausiai jis ir arė. Vat kur yra problema, tai reiškia, va čia yra asmenybinis parametras bėda, o ne visa kit. Ir čia nereikia ieškoti tiesos ar netiesos, nes mes esam kitose dimensijose truputėlį, nes Andrius taip iš to tokio truputėlį paviršiaus. Bet ačiū tau, Andriau, kad tu atsivėriai, man labai smagu tokius komentarus skaityti iš tikrųjų ir tikrai nei aš, nei Šarūnas mes neįsižeidėm, bet tiesiog problema tikiuosi dabar matot, kur jinai yra. Neįsižeidėm, bet ribas nustatyti reikia. Andriau, ar tikrai jums viskas gerai su galva yra nemandagu? Kitą kartą būk mandagesnis, ramesnis. Parodom, kaip vyrai vyrui. Nereikia taip elgtis. Taip daryti negerai. Toliau. Tada kitas niuansas yra, dabar, aš jau link finalo einu, jeigu nieko prieš, dar vieną dalyką. Grįžtam prie temos. Jeigu jau pritraukiam, pastoviai narcizas. Konsultacijai aš duodu dar vieną patarimą. Jeigu jau taip pradirbot save ir taip nerimaujat, kad pritrauksit, pažiūrėkit į dėsningumą. Nes jeigu jūs pradirbinėjat save, grįžtat į savo galią, paprastai net ir pritraukus narcizą, vis greičiau išaiškėja. Ir vieni santykiai būna su narcizu 10 metų, kiti 5 metai, 2 mėnesiai. Ir kartais toks nušokimas, jis irgi yra galimas, jeigu tai yra nevaldoma situacija. Ir pripažinimas, aš turiu, kaip sakoma, turiu potraukį, įsivest kažką tai tokio toksinio į savo gyvenimą. Aš žinau, tai aš save priimu ir myliu, aš save pažįstu, aš baigiu pasakot, kad man taip nebus. Ir tada pamažu mokytis kuo greičiau nušokt pažinus. Bet tam reikia susidraugauti su realybė. Nuo ko ir pradėjau pokalbį apie tai, kad mes paprastai, kai dirbam su savim ir su vedliais, mes pradedam matyti procesus. Ir tada susimėto, toksika. Ne iš baimės, nes tada kartais būna, kad mes pradedam matyti visur toksinius partnerius. Ir tada moteris sėdi ir sako, nėra vyrų, aplinkui vien narcizai. Ne, čia yra trauma, kurią irgi reikia gydyti. Bet nesibaiminkit nueiti ir pasitikrinti santykius, nes santykyje reikia biškį su žmogum pagyventi, nuvažiuoti į baidarių žygį. Tegul aplyja palapinę, tegul apsiverčiate jūs su baidarė. Apkasuose labai greitai išlenda, kas yra kas. O ten mes smerkiam save, kodėl aš nemačiau, kad jisai arba jinai tokia. Todėl, kad nepagyvensit ir nepamatysit. Realiai. Todėl nepergyvenkit, kad užsiraunat. Svarbu, kad dažnis mažėtų ir svarbu, kad būtų atliktas vidinis darbas. Aš irgi paantrinsiu pabaigai, iš tikrųjų, kad jeigu traukite jau nekokius partnerius, visų pirma, nebandykit užsidaryti savyje, kad visi vyrai kiaulės arba visi vyrai narcizai. Arba ten atvirkščiai moteris, visos ten tokios ar anokios. Jums reikia suprasti, jeigu jūs traukite tokius žmonės, traukite situacijas pasikartojančias. Pirmas dalykas, pasižiūrėkite į save. Ir dažniausiai jūs
patys ir nematysite to, nes mums dažniausiai tai, kas yra mūsų viduje, mūsų pasąmonėje, pastebėti neįmanoma, nes mes galvojam teisingai ir kad viskas su mumis yra tvarkoje, dėl to mes ir net nepastebėm tų dalykų, kurie yra mūsų viduje. Tai dėl tos priežasties tam ir reikalingas požiūris iš šono, kad tiesiog žmonės turintys patirties, kaip Šarūnas sako, vedliai, mentoriai, jie yra reikalingi tam, kad jūs iš šono pamatytumėte tuos kabutėse labai gerus dalykus, kuriuos jūs galvojate, kad jie yra teisingi pas jūs, kad jūs pripažintumėte pagaliau, kad tai yra keistinas dalykas, nes kitu atveju aš gyvenime turiu neigiamas pasekmes. Vat ir viskas. Ir tiesiog tada, kai mes tuos dalykus pamatom, pakeičiam mąstymą, pakeičiam požiūrį, žiūrėk, vieną kitą konsultaciją ir situacija pasikeičia iš esmės. Tai visada pradėkite nuo savęs. Tada tikrai rezultato turėsite. Bet jeigu jūs bandysite gydyti kitus, tai dėja gyvenime jūs eisite tokiu keliu, kaip nuo vilko ant meškos, nuo meškos ant dramblio, o nuo dramblio ant dinozauro.